Oi, kaip gražu, galėtų taip visą laiką švies. Aš jau, žinok, noriu vos nedaryti, kaip dabar madinga su tais podcastais, kai tipo įmeta tave vidurį pokalbio ir net neaišku, ką jie čia šneka. Tai beveik praėjo 3 metai po paskutinio videko, tai jie apšiek mat, kiek visko įvyko. Virtuvę atsinaujinom. Pradėsim nuo tokio lengvo receptuko, kuris žiauriai gerai sueina. Aišku, čia norėtųsi tipo kažko labiau į temą, į Helovynas, nes čia, bet, tarsi, aš jau su sezonais nebespėju. Šiandien išėjau į Usnygo. Tai čia, tipo, aš nežinau, čia į Helovyną reikia bandyti taikyti. Žiemą. Žiemą. Kalėdą. Kalėdinę. Tai tiesiog krosanus gaminsim. Bet tu nepristatai visiškai manęs, kad aš čia esu. Gerai, pristatysiu. Noris yra. Žodžiu, aš perpjaunu krosaną kiaurai. Yra kas mėgsta biškį įpjauti. Aš, nežinau, nesitsaskinu. Ir tiek, ir visus krosanus taip prasipjaunam. O tu nepadarysi jiems dobutės įdarui? Ne. Fun fact. Šiandien vakar turėjau avarijas namuose. Pirmą kartą kviečiaus avarinę. Man traumą sukūrė šitas visas bairis. Žodžiu, mano kriaukliai buvo breakdownas. Pas ją ir per viršų bėgo, ir per apačią bėgo. Tipo per vamzdžius bėga. Per visur ir veikia. jinai spjaudas mergaitė. Aš taip, aš neišsigandau, galvoju, praeis. Tai uždėsiu medaus kompresą ir praeis. Tai palaukiau, negerėjo mergaitai. Bet aš kaip supratau, visi nuėjo miegoti ir nieks man ten nebebėgo. 2 valandą ir aš nuėjau miegoti. 6 ryto žadina mane ir bėga jau tenai. Išsikviečiau avarinę. Atėjo tokie 2 bajavę vyrai ir sutvarkė. Dabar kai nauja. Dabar jinai taip geria vandenį, atrodo, mėnesį, metus negėrus. Kur anksčiau pagalvodavo, nurys, nenurys. Šitas sūrelis tepamas iš Lidlo, tas tamsiausias mėlynas man yra pats iausias šitiems dalykams, nes jis kažkaip per daug skonio neturi. Klasikyt, prašyta, salacit, amazing. Kodėl pasirinkote gaminti šį patiekalą? Kad greičiau pagaminti. Aš manau, kad čia nieks nežiūrės, aš nenoriu persistengti, supranti, stengiasi žmonių ir neaukoja liūtų. Stengiasi, darai, aš nesuprantu. Nojus ragavo, kaip tau? Taip, labai gerai. Aš atsimenu, Nojų žodžiu sako, labai skanu, bet nedarysiu, nes labai daug darbo. Taip, labai tinga. Yes. Yes. Greta, ką jūs galvojate apie... Yes. Ką jūs galvojate apie tiktokerius prašančius pinigų tiktok'e? Yes. Make that coin. Give me lion. Skauda. Aš, kaip sakant, už kol elektra nenukrato, kol, žinai, visi gyvi. Taip. Kaip sakant, prašykit tų pinigėlių žmonės, tegul tik aukoja. Vat net nereikia nei ant keliuko atsiklaupti, nei išalt kažkur laukiava. Gali pasivadinti visai kažkaip liutukas. Vienišas liutukas, vakarėlių saulutė. Vakarėlių saulutė, vakarėlių siaubas, liutukas meškiukas. Ir pinigai. Ir pinigėliai, kaip sakant, kapsi patys. Kapt. Kaip tavo vestuvių sezonas? Mano vestuvių sezonas poilsinis. A ne, poilsinis? Čia, tipo, varai keliauti ir fotkinį? Ne. Aš prisiklausiau tokios Gretutės fotografės iš TikToko, kuri sakė, reikia manifestuoti vestuvių ir kitais metais aš dirbsiu šią vasarą, aš atostogauju. Aš oficialiai pranešu, aš neperku reklamos, aš vestuvės manifestuoju. Tiesiog, atsigulu vakarais ir galvoju, bus vestuvių, bus. Tišku bus. Ateina. Pačios, be reklamų. Kiek šiais metais turėtų vestuvių? Tik čia kitiem manifestuoju. Kiek? O kiek jau kitiem metai? Įsivaizduoju, koks marketingo guru išgirstų tokį. O aš reklamos neperku. Ar jisai bandė manifestuoti? Ne.
Tai vat, reikia manifestuoti. Tarp kitko, darau individualius mokymus fotografijai, jeigu kam įdomu, prašau, skambinkit. Neskambinkit, šiaip labai nemėgstu, kai žmonės skambina, mane išgąsdina. Aš avariniai labai bijojau paskambinti. Tai parašykit. Mano kontaktai yra, kur, kaip sakant, kur tik tai nėra jų. Aš sakiau, kad tu geriau avariniai laišką parašytum, kad įvyko avarija, negu skambintum. Sveiki. Po savaitės palauk. Ten ir atsakiklis atrako, jūsų užklausa bus peržiūrėta 2 darbo dienų bėgi, o tu čia jau skęsti. Sveiki, man bėga vanduo. Tebiu skambina. Ta prasme, ką tie vyrai išdarinėjo su šlanka. Tai aš... Su ta tokia zzz. Kaip skauda. Aš galiu pasakyti tai, kad aš nei šlangos turiu, nei aš būčiau su to reikės, tu prasme. Tai jie savo atsineš iš šlangą. Jie tokie, žinai, ateina, tokie, žinai, šlangą per petį, kur problema. O aš tokia, žinai, dar šiukšlių dėžiai mėtos kurbės, tipo, bandžiau išspręs problemą, kur jie ten net nebuvo virtuvėje, jie ten kažkur koridoriui tvarkė problemą. Koridoriui? Spintoj toj kažkokio vaidinamai. Čia? Nu, tai spintoj atidarė sieną ir spintoj tenai vamžiai. Nepaveikim nuo konteksto, kad Gretutė čia gamina visgi dar. Jinai sutepė krosanus. O, gerai. Šiuo metu jinai jos atidaro. Uždėsim biškį žalumos. Žaluma taip pat iš ten pat. Dabar pomidorus susipjaustysim, kokie jie kieti. Aš juos dabar tik susipjaustu. Šiaip, nu, aš dabar dėčiau kumpiuką, bet dabar aš nenoriu mėsos liesti. Grįžtam prie konteksto, kad šiuo metu yra pjaustomi pomidorai. Žmonės į transą jau nueina su mūsų šnekom, tu taip, žinai, atbūdėme. Tipo, mes pjaustom pomidorą. Mes pjaustom pomidorą. Matau iš karto, kad peilis nepjauna. Kaip man močiutė sakydavo... Čia tas? Ne. Fiskars? Plėt. O jis koks jis aštrus buvo, kai jaunas buvo. Tai va, nes dabar tai taip... Jau per mėsytę kiaurai eidavo. Žodžiu, mėsai aš labai mėgstu naudoti šitą būtent. Kilogramo kaina, man atrodo, gaunas 14 eurų, tai kiek pasižiūrėsi šitą Dulano kumpinė, ne kumpinė, nežinau, kas per velnės pigiausia. Ir jos labai daug. Ir man patinka skonis krosančikuose. Mėsą galima supjaustyti, aš mėgstu suplėšyti. Ai, bet to vakar fotosesiją turėjom. Lietuvė. Tai taip įdomiai. Aš šiaip neužsiemu rūkymu ir aš susiveikiau cigarečių fotosesiją, nes aš kažkaip labai norėjau, man kažkaip turi tokios magijos. Tos cigaretės ir visai nieko kalriai gavosi, galiu pasakyti. Ir dar pastebėjau, kad, pavyzdžiui, nu, vat, kiek mes ten per vestuvės fotkinam, tai panos ir bernai šiaip. Jeigu jau rūko, jų geriau net neliesti, net nežiūrėti juos, net netaikyti objektyvo juos, tai vat, o aš kaip nerūkantė, aš tokia, žinai, žiūrėkit cigaretę. Kaip vaikas. O, jo. Dabar eina šitie malamutai, kaip jie vadinas, kaip lietuviškai vadinas? Pomidorai? Pomidorai, dėkui. O tu verki kaip jaustai svogūną? Priklauso, kartais būna liūdniau, žinai, kartais ne, tai, nu, taip įvairiai, žinai. Priklauso nuo dienos. Man davė į galvą ką tik. A, ne? Norėčiau, kad dar vieną iš kairės. Aš labai mėgstu asmeniškai svogūną raudoną. Mano mėgstamiausia spalva. Nepatinka šiaip man raudona, bet svogūnas patinka raudonas. Šiuo metu Gretutė lupa svogūną. Oi, blogas svogūnas. Lupti ir lupti tave. Šiuo metu svogūnai yra dedami jau ant sumuštinio. Aš ištrinsiu tą tavo balsą. Nu, koks yra? Kur prijuostė? Tai matyk kaip Beata. Prijuostė, nu, bet tai kaip atrodytų? Kaip Beata gamina. Ir prijuostė. Nu, tai Beata, jinai, kaip sakant, merčą savo pasidarius, jai čia, žinai. Jinai moteris yra protinga. Kada tu turėsi merčą? Įsidėk, kiek suvalgys.
Bet tau matai, kad plaukai ant akių visi. Švarskau. Aš galvoju, ar dedam druskytės dabar ar ne. O reikia ant šito patiekalo Nei druskos? reikia, nei nereikia. Nu, jinai duoda tokį, žinai. Tai gal dėk. Ar jinai labai toli, ar aš galiu paduoti? Ne, bet jau žinok, prisislinks ir valgysim. Aš ugnis ir aistra, ir ramybė sąlyga, moteris meluoja. Va, ir apsitvarko mergaitė. Nu, gėda, žinai, žmonės ateis dar. Dar ateis avarinės darbuotojai, pamatys šitą netvarką. Nu, tai ką pagalvos, žinai? Ką pagalvos, taip. Trupiniai ant stalo mėtosi, aš nesuprantu. Negalima šitaip. Kaip kokia nevala. Nevala, Zita, tai jinai nesitvarko, jai ir nereikia. Jinai tokia yra, kitokia. Kitokia. Gerai, ir paskutinis štrichas yra biški druskytės, aš tavo jau. Oi. Nežinau, ne per daug privarau, nes aš biški tokia orientacijos metus esu ir uždarom, nes, kaip sakant, finalas yra uždarimas. Į kamerą bent vieną atsukai uždarai. Palauk, parodyk. Šitam priklauso. Aš su fokusą uždėsiu. Kaip gražu, pilnas stalas yra tokių šliužiukų, kokie, jie tokie, žinai, visi kaip vabaliukai. Vabaliukai. Nuo tau nepanašu tie tokie. Tai panašu. Nu ką? Cheers. Pum. Kaip sakoma, už mus. Už tą jaunystę, kuri bėga. Visgi reiks ir man įgaminti. A? Reiks ir man įgaminti. Jeigu būtų vietos, nukrisčiau nuo kėdės. Mano siela dainuoja. Kokią dainą? Adelė. Nu, šiai dienai laideliai tiek. Ačiū, kad buvot su manim. Like, share, rankė, kaip sakant. Ir ačiū, kad buvot su mumis. Iki, ate. Iki, čia pamojuok į kamerą. Tai žmonės laukia jau šiuo. Tokiu nors kažką pasakyk, kažkaip, nežinau. Ką, valgyt noriu, daug valgyt greičiau. Tai atsisveikinu. Nu, aš einu pas Zitą, iš Zitos grįšiu, atsisveikinsiu. Na, policija atvažiuoja, mes jau einam valgyt ir bėgt.